Kartą prie Jėzus priėjo žmonės, turbūt norėdami įsiteikti jam ir sako, gerasis mokytojau. Tie, kas skaito Bibliją, žino turbūt šitą pasakojimą. Kreipėsi į gerasis mokytojau. Ir Jėzus atsisuko ir juos sako, kodėl jūs laikote mane? Geru. Vienintelis tėvas danguje yra geras. Ir štai šita tiesa, ta prasme, tai kaip šita tiesa turėtų būti mūsų santykių pamatas. Mes tokie esame. Turėjimas ir supratimo, kas aš esu. Turėjimas supratimo, kas yra kiti žmonės aplinkui mane. Turėjimas teisingų lūkesčių vienas į kitą yra daugelio konfliktų prevencija. Nes mes dažniausiai sukonfliktuojam tik tais dėl to, kad mes turime neteisingus požiūrius vienas į kitą. Ir šita gyvenimo realybė, šita prigimties realybė yra lygiai taip pat nepakeičiama kaip ir miegas. Tiesiog. Jūs galite ryti kofeiną, Red Bullį ar bet ką, jūs neevoliucionuosite. Nežinau, sako, yra žmonių, girdėjau per televizorių vienas žmogus, kuris mirė 86 metų berods, nuo 60 metų nei kart nemiegojo. Tai greičiausiai išimčių yra ir kategoriškai teigt negalėčiau. Bet ar tai keičia supratimą apie tai, kad pasikeitė žmogaus prigimtis? Turbūt ne. Būna visokiausių, turbūt visokių. Jo. Gerai. Tai pirmas dalykas, kurį aš noriu pasakyti. Vieną kartą tokia istorija, kartą vaikinas ir mergina draugavo visą gyvenimą, buvo labai artimi, mylėjo vienas kitą ir nespėjus jiems susituokti, nors galbūt ir norėjo ir turėjo tokių planų, abu mirė vieną tą pačią dieną. Čia hipotetinė istorija, nežiūrėkit kaip rimtai. Jie papuolė į dangų, prie Švento Petro vartų atidaro, pabeldus Petras. O labas, labai smagu jūs matyti, užeikit. Ar galėčiau kur nors jums padėti? Sako, taip, mes turim vieną norą. Mes mirėm taip ir nesusituokę. Mes norėtumėm susituokti. Staiga jie pamatė, kad Petras šiek tiek sutriko. Ir sako, klausykit, mes čia turim laiko tiek. Atidėkim šitą klausimą 20 metų. Po 20 metų, jeigu jūs vis dar norėsit, sutuoksit. Gerai. 20 metų jie toliau ten rojuje gyvena, po 20 metų susiranda Petrą. Sako, Petrai, praėjo 20 metų, pameni? Ai, čia jūs. Tai kaip jums, ar dar norit? Tai, bet Petras kažko netvėrė savo kaimą. Sako, klausykit, dar 20 metų, davai? Nu gerai, dar 20 metų. Praėjo dar 20 metų, pora vėl ateina pas Petrą ir sako, nu jau laikas. Petras nervuojasi. Kažkodėl nenori. Bando trinti makaronus ir sakyti dar 20 metų, bet jie sako, ne. Sakyk, Petrai, kam reikalas? Kodėl tu taip nenori? Suprantat, sako. Problema, kad per visą šitą laiką nei vienas pastorius į dangų neatėjo. Nėra kam sutuokti. Davai 20 metų. Jeigu po to 20 metų nei vienas pastorius nepapuls į dangų, tada aš pats jį sutuoksiu. Jeigu jūs taip hipotetiškai dabar pažiūrėtumėte savo gyvenime, yra žmonės aplinkui jūs ir jums leistų spręsti ir rinktis. Jūsų nuomonė, kokie žmonės, kuriuos jūs pažįstat, turėtų būti danguje po savo mirties? Ne, tiesiog pagalvok, net nereikia. Aš manyčiau, tai išvardinai, toks įspūdis tada susidaro, kad kažkas specialiai jau turi paruoštus atsakymus, jau apgalvojęs gyvenime ne vieną kartą šitą klausimą. Ne, pagalvokite šiaip. Aš manau, tiesiog, sakau, 20 metų tyrinėju Bibliją
Ir iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau suprantu vieną dalyką, kad šitoje srityje reikia laukti siurprizų. Nenustepčiau, jeigu taip paėmus, kai ateis tas laikas ir pamatysiu tenai žmonės, kuriuos aš pažįstu, kad tuos, kuriuos galvojau, kad jie ten turėtų būti, gali jų nebūti. O tų, kurių negalvojau, pavyzdžiui, Hitleris koks nors, gali ten būti. Nes atradau vieną dalyką, kad Dievo vertinimas žmonių yra visai kitoks. Ir dabar aš noriu jums vieną istoriją. Čia taip pat apie santykius, bet pamatysite, kur aš nuvesiu. Gerai? Mano Evangelijoje yra tokia istorija. Dangaus karalystė, sako Jėzus, panašiai šeimininką, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą per dieną, jis išsiuntė juos į vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Ir jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną. Kas bus teisinga, aš užmokėsiu. Gerai, Jėzus pasakoja palyginimą. Jis sako, dangaus karalystė yra panaši į šitą šeimininką, kuris išeina ieškoti darbininkų savo vynuogynui. Turi didelę vynuogyno plantaciją ir jam kiekvieną dieną ten tikriausiai reikia smarkiai plušėti, kad susitvarkyti. Tais laikais, kai Jėzus gyveno, dirbti vynuogyne, aš nežinau, prilygtų turbūt šachtoj darbui. Sunkus, sudėtingas darbas. Įsivaizduokit, visą laiką ant kalnų. Nėra tenais jokių vežimėlių, kažkokių elektrinių, kurie užtemptų didelius krovinius. Jums reikia skinti vynuoges, jums reikia temptis ant kupros, jums reikia ten nunešti toli, supilti kitus indus, ten kažkas sulipė į kubilą, minko tas vynuoges, bėga sultis, žodžiu, rūgštis ir taip toliau. Tai sunkus alinantis darbas. Ir kiekvienas darbininkas labai natūralu ir šiais laikais ir anais laikais tikėtųsi, kad už tokį šiaip sudėtingą sunkų darbą bus teisingai atlyginta. Taigi tas šeimininkas yra toks protingas žmogus, jis išeina ieškoti darbininko anksti ryte, kai dar nekaršta, ir suranda žmonių, kuriuos nusiunčia į savo vynuogyną. Tenai žmonės pradeda dirbti. Tačiau po keletos valandų šeimininkas, aš nežinau, ar jisai mato, kad jam trūksta dar darbininkų, jis išeina vėl, žiūri, toliau ten darbo biržoje būriuojasi bedarbiai. Sako, klausykit, ko jūs be darbo sėdite? Aš irgi norėtume, bet nerandame to darbo. Eikite mano vynuogyną. Ir taip jisai nusiunčia vieną grupę, taip nusiunčia antrą grupę. Darbo pabaiga. Jau visiems skaičiuoja laiką, iki kol baigsis darbo diena. Tas šeimininkas vėl išeina į darbo biržą, nueina ir vėl žiūri, tenais yra žmonių, neturinčių darbo. Sako, ko jūs stovit? Mes sako, visą dieną laukiam ir nerandam darbo, mums niekas nepasiūlo. Ir šeimininkas sako, susitarsim, eikit, dirbkit, kiek teisinga bus, aš jums sumokėsiu. Tie, aišku, apsidžiaugė, liko kelias valandos darbo, ar ten valanda ar dvi. Visšis tas, pragyvenimui, ta prasme, gerai, visšis tas, užsipirksim. Jie nueina į vynuogyną, o ten tie seni, kurie dirbo nuo pat ryto, jie jau pavargę. Aš įsivaizduoju situaciją kokia. Tie nori nenusileisti tiems naujai atėjusiems, nes, ta prasme, reikia parodyti, kad jie verti savo atlygio, o tie naujai atėję, kupini jėgų, jie stengiasi padaryti taip darbą, kad bent jau uždirbtų nors šiek tiek. Ir atėjo, galų gale vakaras, atėjo šeimininkas atsiskaitinėti už darbą. Kai pats įsivardino, sako, kas teisinga, tą sumokėsiu. Žodis teisingas rytų kultūroje labai svarbu. Ir ten jokių kitokių nereikėjo sutarčių. Tiesiog įsipareigoju teisingai sumokėti ir čia yra pati geriausia sutartis. Žodis gipsas. Gerai. Taigi sėdi, ten laukia visi savo eilėje. Šeimininkas pradeda nuo tų, kurie pradėjo vėliausiai, kurie padirbėjo ten porą valandų, prieikit, sako, duosiu jums atlygį. Ir kiekvienam po denarą. Denaras tai žiauriai dideli pinigai. Tai galima sakyti dienos uždarbis. Įsivaizduokit, per porą valandų. Tie, kurie dirba nuo ryto, įsivaizduokit, jeigu už 2 valandas denarą, tai kiek už visą dieną?
laukia savo eilės, tie gavo denarą, prieina tie, kurie nuo vidurdienio atėjo dirbti. Tiems po denarą, tiems pirmiems jau kažkas negerai. Priėjo jie ir jie gauna po denarą ir sako, palauk šeimininkai. Koks čia teisingumas? Tie dirbo 2 valandas, gauna denarą. Mes dirbom 12 valandų ir tu mums moki tą patį. Šitas palyginimas yra apie Dievo teisingumą. Aš nesuprantu jo, jūs. Man atrodytų, šeimininkas, aišku, kaip ir teisus. Ta prasme, aš nusprendžiu, kiek aš mokėsiu. Denaras yra labai geras ir teisingas atlygis už visą darbo dieną. Sako, jeigu aš norėjau jiems sumokėti denarą už 2 valandas, čia mano reikalas. Ne jums kaltinti. Bet iš tikrųjų tiems pirmiesiems, kurie tik atėjo į darbą, iš pačio ryto ir plušo visą dieną, sutikit su to, ta prasme, tai yra rimtas iššūkis jiems. Ta prasme, teisingumo samprata yra kažkokia kitokia, iškreipta. Mes dažniausiai suvokiame, kad mūsų teisingumo samprata štai kokia yra. Tiek, kiek tu man duosi, tiek aš tau, tu gali tikėtis atgal, ar ne? Taip. Jeigu tu esi vertas, vadinasi, tu ir aš turiu teisę tada reikalauti, o tu privalai man duoti tiek, kiek aš esu vertas. Jeigu tu nesi vertas, aš turiu teisę tau neduoti ir tu neturi teisės reikalauti. Viskas teisinga, ar ne? Mūsų visuomenė, mūsų kultūra, ar ne? Ar aš čia kažką paėmėsiu? Gamybiniai santykiai. Jo. Pamenu mokykloj, kokioj 6 klasiai, mūsų klasė buvo labai sportiška ir atletiška. Pamenat tą žaidimą Drąsūs stiprūs vikrus? Jo, mes dalyvavom Drąsūs stiprūs vikrus žaidime. Laimėjom tarp klasinės, laimėjom tarp mokyklinės, laimėjom tarp miestinės. Ir dabar atėjo laikas, kada mes turėjom, žodžiu, tą televiziją mus filmuoti. Bet ten kažkas jiems neišėjo, televizija neatvažiavo, man atrodo, nebuvo vienos komandos, buvo tik 3 komandos vietoj 4 ir mes gavom malkų. Ir gerai, kad nefilmavom. Šiaip mes buvom labai sportiški. Mes užėmėm 3. vietą, iš 3 komandų dalyvavusių, prizinė vieta, viskas gerai. Tačiau mes iš tikrųjų nenuleidom rankų ir po keleto laiko buvo kvadrato čempionatas. Ir kvadrato čempionate mes irgi buvom labai kieti. Ir mes kvadrato čempionatą laimėjom. Ten buvo mokyklos kvadrato čempionatas. Mes džiaugiamės ir galvojam, dabar mes nusipelnėm apdovanojimo ir įdomu, koks tas apdovanojimas bus, nes mes žinom, kad bus apdovanojimai. Ir mes laukiam apdovanojimo ir mes trypčiojam vietoj, neskubam į persirengimo kambarius, niekur neinam, nes mes laimėjom ir mes norim sulaukti savo atlygį. Ir tada mokytojai viską sugadino. Žinot, apie mokytojus prisiminimai yra tokie, arba jūs prisimenat pačius geriausius mokytojus, arba pačius blogiausius. Tai aš ją prisimenu kaip, kuris sugadino. Jie išrikiavo visus. Ir 1. vietą, kas laimėjo, ir 2. ir 3. vietą, ir netgi tuos, kurie nedalyvavo, o tik tai švilpė, rėkė ir plojo, ir visiems davė prizą, tą patį. Įsivaizduokit mūsų nusivylimo gelmę. Mes buvom skaudžiai nusiminę. Mes nešnekėjom, mes netgi buvom suplanavęs boikotuoti tos mokytojos pamokas. Aišku, visą tai dabar atrodo labai juokinga, bet tada mūsų teisingumo jausmas buvo smarkiai nuviltas. Nes mes teisingumą suprantame kaip atlygį pagal tai, ką tu užsidirbai. Tai teisingai. Santykiuose mes naudojame lygiai tą patį principą. Mes norėtumėm, jeigu man pavyko būti geram ir man pavyko širdį atiduoti santykiuose, mes panašių dalykų tikimės, kad ir su mumis panašiai elgsis, ar ne? Ir kokios tragedijos išeina tada, kada tai nepavyksta. Tai blogai ar gerai? Tikėtis atsakymą. Neskubėkit atsakymus. Štai kokie teisingumą aš suprantu.
Ir čia yra vėl istorija iš Biblijos. Vieną kartą pas Jėzų ateina žmonės ir sako, klausyk, vienas labai svarbus žmogus, šimtininkas, jo tarnas susirgo. Atėję pas Jėzų, to šimtininko draugai sako, nueik pas jį, jis tave kviečia. Žinot, šimtininkas tai ne žydas. Jėzus žydas, o šimtininkas yra romėnas. O romėnai yra vergvaldžiai. Jie yra tie, kas žydus engia. Ir eiti pas romėną žydui reiškia išduoti savo tautą, išduoti savo įsitikinimus ir vertybės. Bet dabar ateina žydai ir Jėzui kalbinėja, kad jis eitų. Sako, šitas šimtininkas yra geras. Jis yra geras su mumis ir jis netgi paaukoja ženklę pinigų sumą pastatyti sinagogą. Šiaip, kad žydas ateitų ir pasakytų, nueik pas romėną, bet vat pas šitą, nes tas sinagogą pastatė. Žinot, aš suprantu šitą teisingumą. Tasme, jeigu jūs sinagogą pastatė, jūs vertas pagarbos ir jums reikia tam tikro dėmesio. Mes kiekvieną gerą darbą padaro, tikimės tam tikro įvertinimo ir dėmesio, taip ar ne? Taigi viskas labai logiška ir suprantama. Tačiau šiuo atveju manau, kad Dievo teisingumas nesivadovauja šitais kriterijais. Vieną kartą pas mirštantį misionierių atėjo pastorius. Misionierius ilgą laiką tarnavo, buvo jau senas, padaręs labai daug gerą darbą, turbūt ir sinagogą pastatęs perkeltine prasme. Tikrai vertas pagarbos. Jam buvo labai sunku. Ir misionierius meldėsi už jį. Tiksliau, pastorius meldėsi už tą misionierių. Dieve, sako, prašau, pagydyk šitą žmogų. Jis iš tikrųjų daug gero tau yra padaręs. Jis daug gero padarė daugelių žmonių. Tačiau, nežiūrint jau visų šitų maldų, tas misionierius numirė. Po keletos dienų tą patį pastorių kviečia pas kitą žmogų. Baisus, piktas, negeras, nevertinantis žmonių, vergvaldys. Bet kviečia, jis irgi miršta. Ateina pas jį pastorius ir sako, pasimelskit už jį. Sako, aš norėčiau, kad Dievas mane priimtų į dangaus karalystę, kai aš numirsiu. Pastorius meldėsi, brangus Dieve, šitas žmogus norėtų papulti dangaus karalystę, bet tegul būna tavo valia, Dieve, kaip tu nuspręsi. Pasimeldė ir išėjo. Kitą dieną išgirdo naujieną. Pabam! Sveikas! Viskas gerai, gydytojai stebėsi, stebuklas įvyko. Opa! Jis išėjo iš ligoninės, laikraščiai net rašo, domisi žmonės. Oi, kokį stebuklą padarė Dievas. O pastorius galvoja savo. Buvo du žmonės, dvi maldos. Vienas buvo vertas, kitas ne. Kodėl taip? Kodėl šitaip nutinka? Turit atsakymą? Žmogui atrodo, kad jisai tokius ar geras ar blogas, nu Dievui atrodo kitaip. Žinot, aš noriu grįžti prie pirmos problemos, apie kurią mes aptarėme pačioje pradžioje. Prisimenat, kaip mes turime, kad klausimas jums, o ko jūs tikėjotės? Ar jūs tikėjotės, kad Dievas įvertins ir suteiks kiekvienam iš mūsų pagal tai, ką mes nusipelnės? Juk tokiu atveju mums visiems šakas. Ar mūsų problemos yra labiau matomos, ar mūsų problemos yra mažiau matomos, bet mes turim nuodėmingos prigimties problemą. Prisimenate?
Ir štai jums pavyzdys, kad šitą problemą žino ir Dievas. Ir vertindamas žmogų, arba suteikdamas jam malonę, arba nesuteikdamas jam malonės, padėdamas, jis neatsižvelgia į tuos nuopelnus, kuriuos mes atsižvelgtumėm. Mūsų santykių problema mes atsirinkinėjom. Suprantate? Mes turime savo teisingumo supratimą, ignoruojantį mūsų prigimtinius dalykus. Žiūrime vienas į kitą, turėdami nežinau iš kažkur ištrauktus lūkesčius. Stengiamės vienas kitam, kaip pasakyti, kelti tuos reikalavimus, kurie mums atrodo iš tikrųjų teisingi. Ir kai mes neišpildom šitų reikalavimų, mes nusiviliam vienas kitur. Bet štai šitos istorijos ir tie pavyzdžiai apie tą neteisingą teisingumą, kurį turi Dievas, jis nesivadovauja šitais dalykais, nes jisai žino tą tiesą apie mus. Mes turime šitą problemą, tą nuodėmės problemą. Aš noriu dabar jums vieną labai svarbų santykių principą pasakyti, kas jums padės iš tikrųjų jūsų santykiuose ir ko reikia, kad santykiai pagerėtų daugelio atveju. Aš tai vadinu atleidimo kultūrą. Aš nekalbu apie atleidimą, kai jums kas nors užmynė ant kojos. Aš nekalbu apie atleidimą, kurį mes išmokstame, žinot, iš tų knygų, kurių prirašyta daug. Atleiskit žmogui, kuris jūs įskaudino, nepykit, neužlaikykit pykčio, nes pyktis jūs visų pirma, jūs pačius žaloja, visą tai teisinga ir tiesa. Bet, kai Jėzus kalbėjo pačius svarbiausius savo mokymo žodžius, atleidimas pas jį yra numeris 1. Netgi prisiminkit maldą Tėve mūsų. Prisimenat? Ir atleisk mums taip, kaip. Aha. Tai nėra pasirinkimo klausimas, tai yra atleidimo kultūra ir visiškai nieko bendro neturinti su mūsų teisingumo supratimu. Neturi nieko bendro su tuo, ko jūs tikitės iš žmonių, kokiu teisingumo kriterijais jūs vadovaujatės. Nes jeigu jūs norit sėkmingų santykių, jums reikia gyventi nuolatinio atleidimo kultūroje. Ir atsakant į klausimą, visai nesvarbu, ar jūs teisinga yra ar neteisinga turėti lūkesčius. Ne čia atsakymo klausimas yra. Jūs galite juos turėti, jeigu jums patogu. Tik neleiskit lūkesčiams būti svarbesniems nei jūsų atleidimas. Ir šitoje vietoje Jėzus nepasiūlė mums kaip pasirinkimo. Jis nepasakė, žinot, atleiskit vienas kitam, būkit geri. Ne. Ką jisai sakė? Jūs esat atsakingi už atleidimą. Jisai kalba taip, jeigu jūs atnešat pas Dievą auką, kurią jūs norite paaukoti, ir žinote, kad jūsų artimas turi kažką prieš jūs, įsiklausykite žodžius, ne jūs turit kažką prieš, o jūsų artimas kažką turi prieš. Kitai žodžiai sako, netgi jeigu jūs sako, kad jūs nekalti, Jėzus sako, netgi jeigu jūs galvojat, kad jūs nekalti, palikite savo auką ir eikit išspręsti santykių. Nueikit, o kaip išspręsti? Atsiprašyti. Atleidimo kultūra vienintelis dalykas, kuris mums padės išspręsti konfliktus, jiems net neprasidėjus. Ir aš noriu pabrėžti, kas yra labai svarbu. Ne, aš nenoriu, kad jūs dabar sakytumėt, tai aš turiu atleisti tam, ar neturiu. Jis man tiek daug padaręs blogų dalykų, tiek neteisybės mano gyvenime prikrėtė, aš jums tada užduosiu klausimą, o ko jūs tikitės? O ko jūs norite? Kuo jūs remiatės ir kodėl jūs galvojate, kad tokie dalykai nenutiks? Nes jūs esat šalia netobulų žmonių, kurie visą laiką jums pakiškoja, jūs visą laiką anksčiau ar vėliau skaudins, nutiks kažkas ne taip, kaip turi būti, ne taip, kaip jūs suplanavo. Ką daryti? Tiesiog suvokti, kad atėjus laikui atleiskite. Jau pasiruoškit atleidimui. Susitikot su žmogumi ir pasiruoškit atleidimui. Pasiruoškit gyventi toje nuolatinėje atleidimo būsenoje. Supratimo to, kad tikrai, kad ir kas nutiktų, aš galiu atleisti. Ir kai aš klausiu, kai pas mane ateina konsultuotis poros ir netgi
turinčios problemų poros, jau išgyvenusios po 10-15 metų santuokoje, kartais man tenka kalbėti su tokiais žmonėmis. Vienintelis dalykas, ką jam reikia pakeisti jų santykiuose, tai pradėti suprasti, kur reikia jiems atleidimų. Ir viskas pasikeičia. Nes kai kurių dalykų išsiaiškinti net neįmanoma. Nes kas būna, kai susėda aiškinti tos santykius? Aš pažiūrėjau į tą, tas pažiūrėjau tada, net tu buvai pirmas, net taip tu supratai šitą istoriją. Visa tai vyko kitaip ir pasakojimas iš kitos pusės. Ir tu tik tai sėdi kaip vartininkas į tą pusę, į tą pusę, į tą pusę. Ir jie pasakoja skirtingas istorijas, skirtingas patirtis, nes jų motyvai, jų lūkesčiai yra visiškai skirtingi. Ir tai natūralu. Būtų labai idealu, jeigu mes galėtume vienas kitam tos lūkesčius pateisinti. Ir įgyvendinti, duoti visiems pagal teisingumą, kaip jie nusipelnė, ko jie nusimano. Ne, jeigu jūs norite turėti gerus santykius, jums reikės išmokti atleisti. Atleidimas. Tai buvo būtent tas žinia, dėl kurios Jėzus į šitą pasaulį atėjo. Nieko kito. Ar jis nežinojo, su kokiais žmonėmis jis turi reikalų, ar jis nežinojo, kad po keletos metų jį prikals prie kryžiaus, ar jisai nežinojo ir nesuprato, kas vyksta? Ar jisai turėjo kažkokių lūkesčių ir sako, oi, aš taip nusiminiau, aš taip tikėjau, aš buvau sudėjęs visos viltis į jūs, kad jūs būsite tokie. Dažnai mamos sako savo vaikams, kad trūksta kantrybė, kokie paaugliai, ar ne? Aš tikėjausi, kad tu nebūsi kaip tavo tėvas. Lūkesčiai yra gerai, bet jie nebūna dažnai taip prasilenkiantys su realybė. Tik tais dėl to, kad mes užmirštam savo prigimties problemas. Aš žinau, kad mūsų santykiai yra labai komplikuoti ir komplikacijų yra labai įvairių ir labai daug. Ir tai nėra tas principas, kuris išsprendžia viską mūsų santykius, kaip aš ir sakiau pačioje pradžioje, aš net nesitikiu, kad tai bus kažkas, kas jūs pasakysit, va, aš sužinojau, dabar pakeičiau. Bet pabandykite. Pabandykite į viską, kas vyksta jūsų santykiuose, darbo kolektyve, su kaimynais, draugais, šeimoje. Pradėkite žiūrėti per atleidimo kultūrą. Tiesiog įdiekite savo širdyje įprotį atleisti. Po pertraukos pašnekėsiu dar detaliau apie tą patį, apie tai, kaip tai praktiškiau atrodo. Kaip mes galime, kaip būtent tame senovės pasaulyje, kaip Biblijos pasaulyje buvo suvokiamas atleidimas. Nes dažnai ir su tuo mes turime didelę problemą. Dažnai mes ir atleisdami turim savo lūkesčių. Todėl aš jums papasakosiu apie tai, kas galbūt pakoreguos mūsų sampratas ir padės jums praktiškiau pritaikyti šitos principus. Gerai, o dabar tiesiog tada. Ar yra kokių klausimų iš to, ką aš dabar kalbėjau? Sakyk, gerai, aš tik pasilieku teisę neatsakyti, jeigu aš atsakymą turėsiu gana. Ar yra ribos atleidimo? Ar yra žmonės, kur mes galim sakyti, kurie mes pasiruošę atleidinėti? Ar tai kiekvienam, ar tai tik jau artimiausiam žmogui? Ar nepaliekam atvirų durų jiems žmonėm pasinaudot mūsų atleidimu? Ir mes galim turėti ribą, ar mes tik visada atleidinėjam ir tikimės, kad žmonės priims atvirą širdimi nepasinaudos. Gerai, priminsiu tau, ką aš iš vis kalbėjau apie lūkesčius. Ar ne, atleisdamas tu tikiesi kažko. Ir tai jau problema. Gerai, aš nekalbu apie tą atleidimą tokį, kaip sakau, užlynę ant kojos vieną kartą. Atsiprašau. Antrą kartą. Atsiprašau. Nu gerai. Trečią kartą. Atsiprašau. Nekalbu apie tokį atleidimą. Aš kalbu apie tam tikrą būseną tavo širdies nusistatymą. Ribos yra. Jo, taip. Bet štai ką aš noriu tada pasakyti. Kadangi mes gyvenam tokiame pasaulyje, kur mums reikia priimti realybę kaip faktą, kad mes nesam tobuli. Ir kad vienintelis būdas, kaip mes galime bendrauti, būdami netobuli, tai yra būtent atleidimu.
Tiesiog jums reikia suvokti, jeigu jūs matot, kad negalite atleisti tam žmogui, jūs nebendraukit su juo ir nevaidinkit santykių. Tada turi būti atleisti ir paleisti. Taip. Kai kurių santykių spręsti neįmanoma ir tai yra beiliuzinis faktas. Atsakiau. Ar dar yra kokių nors klausimų? Ne. Tai irgi būtų savo prigimties neigimas. Jums vienintelio dalyko reikia pripažinti, kad jūsų lūkesčiai nerealūs. Kokie yra realūs lūkesčiai? Nėra. Nes yra lūkesčiai. Aš dažnai skaitydamas Bibliją galvoju, kad iš esmės visa Biblijos idėjos revoliucija, ką Jėzus norėjo pasakyti, ką Dievas norėjo pasakyti, kad būtent čia ir slypi problema. Mes turime savo širdyje tobulumo ilgesį ir tai yra normalu, nes mes kažkada buvom tokie iki tos problemos. Ir tai niekur nedingo iš mūsų. Aš tai vadinu Edeno sėklą. Gali pavadinti kažkaip kitaip, bet mes ją turim. Mes norim tobulumo. Kai statau namą, aš noriu, kad jis bus tobulas. Kad stogas niekada neprakiurs. Kai sėju gėlyną, aš įsivaizduoju, kad jisai bus visur lūkesčiai, tobulumo lūkesčiai. Bet ką Dievas padarė, ką jisai parodė mums kokį pavyzdį, kad jis sugebėjo priimti mus tokius, kokie mes esame, nepaisant to, kad šalia išlaikė ir labai aukštus standartus, kuriuos jis mums pasakė, ko jis iš mūsų nori. Taigi jis turi lūkesčius, bet jis turi ir žinojimą, kad tas standartas yra šiame etape, kuriame mes esame, mums nėra pasiekiamas 100%. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime atsipalaiduoti ir reikalauti dabar iš kito. Gerai, tu iš manęs turi neteisingus lūkesčius, pakeis savo mąstymą, aš toks noriu, koks aš esu, toks ir būsiu. Čia yra vėl kraštutinumas. Ir dažnai tą kraštutinumą tenka aptarti, konsultuojant poras, nes dažnai žmonės nevienodai priima tą tiesą. Ir ypač merginos, jos iš karto priima, aš dabar mokinsiu atleisti. O tas sėdi ir galvoja, dabar man bus lengviau gyventi. Bet jis negalvoja apie tai, ką jis padarys. Ir aš tada iš karto kalbu ir sakau, tai gerai, dabar jums reikia apsikalbėti abiems, koks tavo yra, ką tu keisi savo gyvenime, kaip tai tave įtakos tavo partnerio atžvilgiu. Ir dažniausiai su vyrai šia problemos yra, nes jie keis nieko nenori, jie norėtų, kad pasaulis juos pasikeistų. Bet nuoširdžiame pokalbyje visų pirma pripažįstant, kad aš esu toks, aš turiu lūkesčius, kad mano lūkesčiai nerealūs, kad aš turiu teisę turėti lūkesčius, tačiau iš tikrųjų neturiu teisės tikėtis, kad tas žmogus juos išpildys taip, kaip aš įsivaizduoju. Čia yra tiesiog tai, ką aš turiu suprasti, o ne tai, ką kiti turi suprasti. O tada tu žiūri. Ir kai mes renkamės su kuo draugauti, turiu galvoj, kuriant šeimas, tu jau turi laisvą galimybę apsitarti ir nuspręsti, ar tu nori tokių žmonių, kuris labai norėtų priimti iš tavęs teisingą požiūrį, bet pats neduoda. Tada viskas sustoja savo vietas. Išvengiama labai daug santuokos krizių ateityje, nes jie tiesiog nesukuria santuokos. Jie sukuria santuoką su kitais žmonėmis, su kuriais jų požiūrį atitinka labiau. Ir aišku, tai yra. Todėl aš sakau, kai kurių santykių neįmanoma išsaugoti, kai kurių bendravimų neįmanoma išsaugoti, su kai kuriais žmonėms jums nepavyks. Bet aš nekalbu apie tai, apie jūsų vartotojišką požiūrį į santykius. Nes mes visą laiką tikimės, mes norim vartoti mūsų santykius. Jeigu aš matau naudą, man naudinga su tuo žmogumi, tai aš tada manau, kad čia yra laimė. Kaip vyrai dažnai kalba. Skaniai gamina valgyt, čia kai aš paklausiu, kas labiausiai patinka joje. Valgyt skaniai gamina, švelni,
rūpestinga ir, ta prasme, jeigu užsimerkęs nematytum man kalbą ir nežinotum susirinkimo konteksto, galvočiau, kad tai man šneka. Taip, ta prasme, čia yra, lūkesčiai. Gerai, dar kokį klausimą. Mano paties patirtis, nors gerai, man yra 40 metų, aš nesu toks senas, kad kai būčiau žilo plauko ir papasakočiau jums dabar gyvenimo istorijas apie tai, kaip man buvo. Aš dar neturiu tokios didelės patirties, bet iš tos patirties, kurią aš turiu, savo liūdėsiu turiu pripažinti, kad merginos, kad moteris yra daug sąmoningesnė. Jos iš karto perkanda ir supranta realybę greičiau negu vyrai. Vyrai labiau linkia užsisėdėti iliuzijose ir labiau ginčytis, kad įrodyti savo tiesą, nors čia neginčytis reikia, čia tiesiog reikia būti nuoširdžiam. O vyrai kenčiam mes nuo didelio nepasitikėjimo savimi komplekso, kuris yra kompleksinis šitos visuomenės, kultūros padarinys. Tiesiog yra epidemija nepasitikėjimo, vyro pasitikėjimo savimi, vyro savivertės klausime. Ir iš to vyro savivertės problemos kyla jo noras nesutikti, jo noras ginčytis, įrodinėti, vietoj to, kad tiesiog priimti ir suprasti, priimti tiesą apie save. Jam dažnai būna tai labai sunku ir užtrunka daugiau laiko negu merginoms. Nežinau kodėl. Merginos mažiau turi tą pasitikėjimo savimi kompleksą. Bet merginos greičiau perkanda tą. Joms lengviau priimti tiesą. Kažkur. Gerai, pertrauka? Dar palieksim paskui didesnį dalį klausimą, o galėsim dabar pertrauką.